Hanukkah skaitimas iš Megilat Hasmonaim. Megilat Hasmonaim, taip pat žinoma kaip Megilat Antiochus, mums išliko tiek aramėjiškai, tiek hebrajiškai. Hebrajų kalba parašyta versija yra tiesioginis vertimas iš aramėjiško originalo, kuris buvo parašytas tikriausiai 7 amžiuje ir pirmą kartą išleistas Mantovoje 1557 metais. Viduramžiais ši Megila buvo skaitoma Italijos sinagogose per Hanuką, taip pat kaip Esteros knyga skaitoma per Purimą. Ji vis dar yra Jemenų žydų liturgijos dalis. Saadija Gaon jos autorystę priskyrė 5 Matitjahu sūnums. Graikijos monarchas Antiochas buvo galingas valdovas. Visi karaliai jo klausė. Jis pavergė daugelį provincijų ir galingų valdovų. Jis sunaikino jų pilis, sudegino jų rūmus ir kalino jų vyrus. Nuo Aleksandro valdymo laikų už Eufrato niekada nebuvo tokio karaliaus kaip jis. Jis pastatė didelį miestą prie jūros kranto, kuris tapo jo karališkąja rezidencija ir pavadino jį savo vardu Antiochija. Priešais jį jo gubernatorius Bagrisas įkūrė kitą miestą ir pavadino jį savo vardu Bagriso miestas. Tokie jų pavadinimai išliko iki šių dienų. Pavadinimai šitų miestų yra išversti literalia reikšme. Savo karaliavimo 23 metais, praėjus 213 metų po šventyklos atstatymo, Antiochas nusprendė žygiuoti į Jeruzalę. Jis tarė savo pareigūnams: jūs žinote, kad Jeruzalės žydai yra tarp mūsų. Jie nesiūlo aukų mūsų dievams ir nesilaiko mūsų įstatymų. Jie atsisako karaliaus įstatymų ir laikosi savųjų. Be to, jie tikėsi dienos, kai karaliai ir tironai bus sutriuškinti, sakydami: kad mūsų karalius valdytų mus, kad mes valdytume jūrą ir žemę, kad visas pasaulis būtų mūsų. Karališkajai vyriausybei tikrai gėda leisti jiems likti žemėje. Eikime dabar, užpulkime juos ir panaikinkime su jais sudarytą sandorą Šabat, Rosh Chodesh ir apipjaustymą Brit Milah. Šis pasiūlymas patiko jo pareigūnams ir visai jo kariuomeniai. Karalius Antiochas pasiuntė savo gubernatorių Nikonorą su didelė kariuomenė. Jis atvyko į žydų miestą Jeruzalę ir išžudė daug žmonių. Jis pastatė pagonišką aukurą šventykloje, apie kurią Izraelio dievas savo ištikimiems pranašams buvo pasakęs: ten aš įkursiu savo buveinę amžiams. Toje pačioje vietoje jie paskerdė kiaulę ir jos kraują atnešė į šventąjį kiemą. Kai Johanan ben Matitjahu išgirdo apie šį poelgį, jis užsidegė pykčiu. Savo širdyje jis sugalvojo veiksmų planą. Tada jis pasidarė peilį 2 pėdų ilgio ir 1 pėdos pločio ir paslėpė jį po drabužiais. Jis atvyko į Jeruzalę ir atsistojo prie karališkųjų vartų, šaukdamas vartininkams: aš esu Johanan ben Matitjahu, atvykau pas Nikonorą. Sargybiniai pranešė Nikonorui, kad prie vartų stovi žydų vyriausiasis kunigas. Leiskite jam įeiti, pasakė Nikonoras. Johanan buvo priimtas pas Nikonorą, kuris pasakė: tu esi vienas iš maištininkų, kurie maištauja prieš karalių ir nesirūpina jo vyriausybės gerovę. Johanan atsakė: mano valdove, aš atėjau pas tave, padarysiu viską, ko reikalausi. Jei nori daryti tai, kas man patinka, sakė Nikonoras, tada paimk kiaulę ir paukok ją ant aukuro. Tu vilkėsi
karališkus drabužius ir jodinėsi karaliaus žirgu, tu būsi laikomas vienu iš karaliaus artimiausių draugų. Į tai Jochananas atsakė, mano valdove, aš bijau izraelitų, jei jie sužinos, ką aš padariau, tokį dalyką, jie mane užmėtys akmenimis. Tegu visi pasitraukia iš tavo akivaizdos, kad jiems nepraneštų. Nikanor tuojau pat įsakė visiems išeiti. Tuo metu Jochanan Benedidžiahu pakėlė akis į ten, kur meldėsi. Mano Elohim ir mano tėvų Abraham, Yitzchak, Jakov. Dieve, neperduok mane šiam pagoniui, nes jei jis mane nužudys, jis pasigirs Dagon šventykloje, kad jo Dievas mane jam perdavė. Jis žengė 3 žingsnius link Nikanoro, įsmeigė jam į širdį durklą ir mirtinai sužeistą jį išmetė į šventyklos kiemą. Mano Elohim, meldėsi Jochanan, neskaityk man nuodėmės, kad aš nužudžiau šį pagonį šventykloje. Nubausk visus priešus, kurie atėjo su juo persekioti Judėją ir Jeruzalę. Ta diena Jochanan išėjo į kovą su priešais ir sudavė jiems sunkų smūgį. Ta diena jis nužudė 2700 žmonių. Grįžęs jis pastatė stulpą su užrašu Makabėjus Tirono naikintojas. Kai karalius Antiochas sužinojo, kad jo valdytojas Nikanor buvo nužudytas, jis labai sunerimo. Jis pasikvietė piktą Bagrisą, savo tautos apgaviką, ir jam tarė, argi nežinai, argi negirdėjai, ką izraelitai man padarė, jie išžudė mano karius ir apiplėšė mano stovyklas. Ar dabar galite būti tikri dėl savo turto, ar jūsų namai liks jūsų? Eikime, kovokime su jais ir panaikinkime sandorą, kurią jų Dievas sudarė jais Šabat, Roš Chodeš ir Putla. Tada piktasis Bagrisas ir jo armija įsiveržė į Jeruzalę, žudydami gyventojus ir paskelbdami absoliutų dekretą prieš Šabat, Roš Chodeš ir Putla. Karaliaus įsakymas buvo toks griežtas, kad kai buvo išaiškinta, jog vyras apipjaustė savo sūnų, jis ir jo žmona buvo pakarti kartu su vaiku. Moteris pagimdė sūnų po vyro mirties. Ir kai jam buvo 8 dienos, jį apipjaustė. Laikydama vaiką ant rankų, ji užlipo ant Jeruzalės sienos ir sušuko, mes sakome tą, nedorasis Bagrisai, ši mūsų tėvų sandora, kurią tu ketini sunaikinti, niekada neišnyks nei iš mūsų, nei iš mūsų vaikų. Ji numetė savo sūnų ant žemės ir pati šoko jam iš paskos, kad jie mirštų kartu. Daugelis to laikotarpio izraelitų padarė tą patį, atsisakydami atsiveldėti savo tėvų sandoras. Kai kurie žydai tarėsi tarpusavyje, eikime švęskime Šabatą urve, kad jo nepažeistume. Kai jie buvo išduoti Bagrisui, jis pasiuntė ginkluotus vyrus, kurie atsisėdo prie urvo įėjimo ir tarė, jūs žydai, pasiduokite, valgykite mūsų duoną, gerkite mūsų vyną ir darykite tai, ką darome mes. Bet žydai tarė vieni kitiems, mes prisimename, kas mums buvo įsakyta Sinajaus kalne. 6 dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o 7 dieną ilsėkis. Mums geriau mirti, nei paniekinti Šabatą. Kai žydai neišėję, buvo atnešta mediena ir patekta prie urvo įėjimo. Ten žuvo apie 1000 vyrų ir moterų. Vėliau 5 Medidžiaus sūnūs Jochanan ir jo 4 broliai išėjo ir sumušė
priešiškas pajėgas, kurias jie nubloškė į pakrantę, nes jie pasitikėjo dangiškuoju Dievu. Piktasis bagrys, lydimas tų, kurie išvengė kardo, įsėdo į laivą ir pabėgo pas karalių Antiochą. Karaliau, tarė jis, tu išleidai dekretą panaikinantį Šabachtą, Rošhodešą, Bitnilą Judėjoje. Dabar ten vyrauja visiškas maištas. 5 Metitiecho sūnūs negali būti nugalėti, nebent jos pultų visos sujungtos pajėgos. Jie stipresni už liūtus, greitesni už erelius, drąsesni už lokius. Prašau priimti mano patarimą ir nekovoti su jais su šia maža armija, kad nebūtumėte sudėtintas visų karalių akyse. Siųskite laiškus į visas savo karališkąsias provincijas, tegul visi karo pareigūnai be išimties atvyksta su šarvuotais drambliais. Tai patiko karaliui Antiochui. Jis išsiuntė laiškus į visas savo karališkąsias valdas ir įvairių kalnų vadai atvyko su šarvuotais drambliais. Piktasis bagrys antrą kartą įsiveržė į Jeruzalę, jis pramušė sienas, sudaužė vartus, padarė 13 proveržių šventykloje ir sumalė akmenis į dulkes. Jis pagalvojo, šį kartą jie manęs nenugalės, mano armija gausi, mano ranka galinga. Tačiau Adonai Elohim taip nemanė. 5 Metitiecho sūnūs nuvyko į Mizpę Gileade, kur Izraelio namai buvo išgelbėti Šmuelio Hanabio laikais. Jie pasninkavo, sėdėjo pelenose ir meldė Hašem gailestingumą. Tada jiems į galvą šovė geras planas. Štai jų vardai: Jehuda pirmagimis, Šimun antrasis, Jochanan trečiasis, Jonatanas ketvirtasis, Eleazar penktasis. Jų tėvas palaimino juos, sakydamas: Jehuda, mano sūnau, aš tave lyginu su Jehudo, Jokūbo sūnumi, kuris buvo prilygintas liūtui. Šimonu, mano sūnau, aš tave lyginu su Šimonu, Jokūbo sūnumi, kuris nužudė Šekemo vyrus. Mano sūnau Jochanai, aš tave lyginu su Abneriu, Nerio sūnumi, Izraelio kariuomenės generolu. Mano sūnau Jonatan, aš tave lyginu su Jonatanu Šaulio sūnumi, kuris nugalėjo Filistinus. Mano sūnau Eleazar, aš tave lyginu su Pinchas, Eleazaro sūnumi, kuris buvo uolus savo Dievui ir išgelbėjo Izraelitus. Netrukus po to 5 Metitiecho sūnūs užpuolė pagonių pajėgas ir jiems padarė didelių nuostolių. Vienas iš brolių, Jehuda, buvo nužudytas. Kai Metitiecho sūnūs sužinojo, kad Jehuda buvo nužudytas, jie grįžo pas savo tėvą, kuris paklausė, kodėl grįžote? O jie atsakė, mūsų brolis Jehuda, kuris vienas lygo mums visiems, buvo nužudytas. Aš pasijungsiu prie jūsų kovoje su pagonimis, pasakė Metitiecho, kad jie nesunaikintų Izraelio namų. Kodėl taip liūdite dėl savo brolio? Ta pačią dieną jis prisijungė prie savo sūnų ir pradėjo karą priešą. Adonai Elohim jų rankas atidavė visus kardais ir lankais ginkluotus karius, karo vadus ir aukštus pareigūnus, nė vienas iš jų neišgyveno. Kiti buvo priversti ieškoti prieglobsčio pakrančių miestuose. Puolant dramblius, Eleazaras buvo užverstas jų išmetamas, jo broliai ieškojo jų tarp gyvųjų ir mirusiųjų, bet nerado. Galiausiai jie vis dėlto jį surado. Vieni žydai džiaugiasi savo priešų pralaimėjimu. Tarp jų buvo ir piktasis bagrys. Karalius Antiochas, išgirdęs, kad jo valdytojas bagrys ir kariuomenės vadai buvo nužudyti, įsėdo į laivą ir pabėgo į pakrantės miestus.
kur tik jis atvykdavo, žmonės sukildavo ir vadindavo jį pabėgėliu, todėl jis nusiskandino jūroje. Hasmonėja įžengė į šventovę, atstatė vartus, užtaisė plyšius ir išvalė šventyklos kiemą nuo žuvusiųjų ir nešvarų nuodėjų. Ieškojo gryno alyvuogių aliejaus, kad galėtų uždegti menorą. Ir rado tik vieną butelį kocheno, gadol, spaudų, todėl buvo tikri dėl jo grynumo. Nors jo kiekis atrodė pakankamas tik vienos dienos apšvietimui, jo pakako 8 dienoms dėl dangiškojo Dievo, kuris ten įtvirtino savo vardo palaiminimą. Todėl Hasmonėjai ir visi žydai šias 8 dienas paskelbė šventės džiaugsmo laikotarpiu, kaip ir bet kur kita Tora nustatyta šventė, ir uždegė žvakes, kaip paminėto Adonai Eloheinu jiems sutiktas pergalę. Hanuka metu draudžiama giedėti ir pasninkauti, išskyrus atvejus, kai asmuo yra davęs įžadą, kurį privalo įvykdyti. Vis dėlto Hasmonėjai nedraudė dirbti šią šventę. Nuo to laiko Graikijos vyriausybė neteko savo šlovės. Hasmonėjai ir jų palikuonys valdė 206 metus iki Beit Hamikdaš sunaikinimo. Todėl žydai visur švenčia šią šventę 8 dienas, pradedant nuo 25 Kislev dienos. Šios dienos nustatytos Kohanim, Levitų ir šventyklos laikų išminčių, bus švenčiamos jų palikuonių amžinai. Visagalis, kuris mūsų tautai padarė stebuklą ir stebuklingą dalyką, tegul jis mums padaro stebuklus ir stebuklingus dalykus, ir mes pamatysime, kaip išsipildo tai, kas parašyta pranašo Micha knygoje. Kaip ir tais laikais, kai išėjote iš Egipto žemės, aš parodysiu stebuklus. Hanuka Sameach.